Ar vaikystėje turėjai celebrity crush? Turėjau. Aišku, kad turėjom. Eglį Jurgaitytį. Iki pat dabar. Nuo vaikystės iki dabar. Man tai nuo vaikystės buvo Marija Randers. Nuo 12 metų, kai jau buvo. Aš kažkaip labai, iš pirmo žiūrėjau į mamą jos, Daina Boss. Paskui supratau, kad turi vyrą, tai galvoju, reikia eiti į kitą levelį, mažesnį šiek tiek. Tai Marija Randers myliu dar iki šiandien. Toks futbolininkas, Mesut Ozilas, toks nelabai gražus. Man dėl to jisai patiko ir aš lankiau futbolo mėnesį vien dėl to, kad buvo žiaurus celebrity crush. Emo turėjau fazę, tai buvo aišku, kad Bilas iš tokio hotel. Aš nesirinksiu tų antrarūšių tipo muzikantų, man reikia pagrindinio veikėjo iš tos grupės. Tai. Aišku, Justin Bieberis, wow, amazing, tobula, buvo mano labai didelis krašas. Labai ryškiai atsimenu iš Bavarijos Juozą Liesį, kad labai man patiko jisai. Mano celebrity crush buvo Juozas Liesis. Ar kam nors keista? Tikriausiai, kad taip, bet daugiau nebuvo iš ko rinktis Bavarijos grupiai ir vienintelį diską jų ir turėjau. Apie ką kalbėtumė, jį sutiktum dabar? Aš paklausčiau, ar buvo bent viena daina, kurią esi sudainavęs. Nes jo darbas labiau buvo užvesti publiką. Man gal tas ir patiko, kuris visą laiką, kur jūs rankos. Net būdavo programėlės, kur galėdavai pasidaryti, kad tu bučiuoji jam žandą ten ir susilipdai, tai aš ten susilipdydavau per iPadą tokius dalykus. Leonardas DiCaprio tikrai buvo. Didžiulė meilė buvo Grūdas iš Kelius į žvaigždes. Čia buvo obsesija visiška Grūdas. Bet jau dabar, dabar jau baigėsi meilė. Apie ką kalbėtum, jei juos sutiktum dabar? Žinau, ko Grūdo paklausčiau tikrai dabar. Ar kodėl jisai melavo, kad eina pas dantistą, kai iš tikrųjų eidavo su Simonu susitikti ir jai perduot laiškus. Ir ką tuose laiškuose rašydavo, man labai įdomu. Iki pat dabar nemiegu naktim galvoju apie tai. Ar jų meilė buvo tikra ar ne? Pradžių būtų aišku, tie pastandartiniai klausimai. Ar tavo diena laiminga? Kur yra Bela išliekus? Paprašyčiau padainuoti, tada jau grinai romantiniai. Marija Randers, tai nori būti su manim mažyti. Nežinau, žiūrės, nežiūrės. Kis ar slep darytų? Viskas aiškas bus. Kis? Na jo. Bet žiūrės, Marija, pasakyk, ko nori. Aš sakau, mylu štai mažyti. Parašyk man. Tikrai neišsiduočiau, kad jie mano celebrity crush buvo. Aš būčiau tokia... Jo, man šiaip nelabai rūpi iš tikrųjų. Kuo tu išsiemi gyvenime, nesu girdėjęs. Papasako kažką apie save. Tokia gal būčiau. Reikia išlaikyti vis tiek tą. Negaliu aš jau ten kris po kojom. Manau, kad visų berniukų celebrity crush buvo Megan Fox iš Transformerių. Megan Fox, bet man atrodo ten jau tokie, bet ten jau kas ten paauglystė tikriausiai buvo. Megan Fox, turbūt dėl Transformerių. Turbūt kalbėčiau apie Hollywoodą. Paklausčiau, tai kas atsitiko? Kodėl ten taip savo praėjo buvai popinai? Kodėl nepavyko to išlaikyti? Nenorėjai gal pati per daug įsivelti į Hollywoodą ir taip ilgai būti? Ar nusibodo? Ar kas atsitiko? Bruno Marsas man žiauriai patiko, Lady Gaga man žiauriai patiko, man patiko dar Šapranauskas žiauriai, jo visi garsinti filmai, krepšininkai irgi, bet aš vardų neatsimenu, aš tiesiog atsimenu, žiūrėdavau ir grožėdavausi. Jeigu sutikčiau tuos popstarus, ant kurių ten žiauriai krašinau, tai aš tiesiog norėčiau pasikalbėti iš tokios gal profesionalesnės pusės apie muziką ir apie visą industriją, nes man tipo rimtai nuoširdžiai įdomu. Nėra, kad aš ten juos češinčiau dabar. Bruce'as Willisas, Tomas Kruzas, DiCaprio, aišku, Bradas Pittas, Mikutavičius, visi tokie amžini viengungiai, Antonijo Banderasas, Džordžas Klunis. Jei juos sutiktum dabar, pradėsiu nuo Antonijo Banderaso. Pagirdžiau ir sakyčiau, kad labai gražiai pavaidino Zorro, kad jis nustatė kartelę fiziškai man patrauklių vyrų, visą tą paveikslą sukūrė. Leonardo DiCaprio pasveikinčiau su pagaliau gautu ilgai nusipelnytų Oskarų. Tomas Kruzas už tai, kad jis iki dabar bėga, jam jau 60, bet jis vis tiek bėga. Aš turėjau celebrity crush. Nepamenu, ta prasme, daug turėjau celebrity crush iš vaikystės. Išgelbėtojų buvo ne Pamela Anderson, bet dar kita rudais plaukais tokia, nepamenu jos vardo. Jeigu tu žiūri šitą video, parašyk man. Elektra, Carmen Electra, taip, Elektra? Carmen Electra buvo, jo. Ar Geltona, ar Atlanta? Karol, mes dar su tavim šnekėjom, kad... Geltona, sakykime. Geltona. Jis neseniai tarp kitko šnekėjom apie šitą ir Deivis pasakojo apie Geltoną. Taip. Jo, aš pasakoju apie Geltoną, tiesiog aš niekur nieko. Žodžiu, aš tiesiog norėjau parodyti, kas buvo mano celebrity crush, bet neatsiminiau kas, ar ten Atlanta, ar Geltona, bet tikrai Geltona, 100%. Vat vaikystėj tai turėjau, o dabar tai nebeturiu, bet vaikystėj buvo Miley Cyrus ir aš atsimenu net, kaip turėjau savo pirmąjį iPhone'ą, man padovanojo mama, trečias buvo toksai mažas, dabar labai norėčiau turėti tokį. Ir ten kažkaip
kai reginausi, reikėjo į 3 klausimus atsakyti, jeigu netyčia kažkas ten ar pavogtų telefoną, tokie kontroliniai klausimai, kur tik tai tu galėtum žinoti juos atsakymus, tai puikiai atsimenu, kad ten buvo vienas iš klausimų, buvo, kur susipažino tavo tėvai, ir antras buvo, kas yra tavo celebrity crush, ir aš prašiau Miley Cyrus, nes labai buvau įsimylėjęs, labai. Apie ką kalbėtum, jei jas sutiktum dabar? Apie muziką ir tikriausiai papasakočiau, kad buvo celebrity crush. Paklausčiau, kaip ten gelbėja žmonės, kaip daro dirbtinį kvėpavimą. Jo, dar iki šiol žmogus man nesupranta, kad... Nesupratau, ar ten iš tikro buvo jo, ar ten serialas, kaip ten sekėsi filmuotis ir panašiai.